Oi, su jumis aš jūsų mylimiausia Amelija ir šiandien yra naujas video, antra dalis. Tai va, tai jau aš nebekalbėsiu, o pradėsiu. Nu pagaliau aš grįžau jau iš mokyklos. Labai pavargau, tai 7 pamokos. Štai mes ir pakalbėjom su mergaitėm. Jau kol aš važiavau, praėjo 20 minučių. Tai va, pankeriukai. Labas, mama. Labas, dukrelė, kodėl tu taip ilgai buvai mokyklų? Pasak, tai buvo 7 pamokos ir tu turėjai grįžti kažkur apie 3. Nu, nes... O labas, Mytė. Nebūkas, Mytė. Nes su mergaitėm pasidėjom ten lauke, pakalbėjom, tenais apie tokią mergaitę Ievą. Jinai apie tokią mergaitę Ievą, jinai visą pamoką reikia, eina bojos pamokos ir taip toliau. Tai auklėtojai pasakė, ir dar jinai sugebėjo nuskriausti kažkokį berniuką 3. Nežinau, kad jis padarė, bet jisai atėjo, jisai verkiantis, mes paklausėm su mergaitė, kas jam nutiko. Jisai pasakė, kad jam nuskriaudė kažkokia mergaitė iš 5B. Tai mes esam 5B ir iš karto buvo aišku. Tai mes turėsim rytoj auklėti. Tai būtinai pasakykit, nes kaip čia dabar čia keistai. O kaip mergaitė švis 3 berniuką sugebėjo nuskriausti? Net neįsivaizduoju, kad jinai sugebėjo, bet jinai daug ko viskas sugeba. Gerai, tikiuosi namų darbų neuždavė? Ne, neuždavė ir ačiū Dievui. Tai puiku. Tikrai, aš nesąs nubariu. Okei. Dabar reikia persirengti ir pailsėti. Kitą dieną išvis praėjo vakaras ir naktis ir jau kita diena. Taip, liktai viskas susidėjo. Užkaru šiandien nusims, nes jau atsibodu su jais vaikščioti. Taip. Gerai. Taip, dabar leisiu žemyn. Taip, anteriukai 1 minutėlės pertraukėlę šitą video. Norėjau jūs paklausti, kodėl mane žiūri 40% be pafolovinimo? Kas čia manęs nepafolovino? Aišku, jums kiekvieną dieną stengiuosi filmuoti video ir taip vėlai grįžtu iš mokyklos visą pavargusi ir dar plus namų darbų šiandien uždavė. Aš vis tiek filmuoju video. Dabar greitai nusileiskit žemyn, atraskit mygtuką subscribe ir mane tiesiog pafolovinkite. Ačiū. Taip. O labas, dukrelė. Labas. Aš jau einu į darbą. O šiandien į mokyklą tai einam kartu, gal tu mane nuvežtum? Tai aišku. Tiek man pusvalandukas ir yra, tai varom nuvežti. Gerai. Tai taip, sėdam. Gerai, ate, dukrelė. Iki. Taip einam. O, labas. Jau visą laiką kartuotėjom. Tam yra Mėja. Dėsiu. Labas, Mėja. Labas, mergaitės. Aš atėjau jau nuo... Aš atėjau čia 7:15. Nes mama mane anksčiau nuvežė. Aišku. Tai taip pat yra 7:40. Taip. O
Oi, jas vėl tos pamokos. Tai vėl pamokos ir kas negerai. Bet vėl reikės mokintis. Po pirmos pamokos. Man skaudėjo iš viso. Taip, kas čia nutiko? Čia tik bajeris, negi nesupranti. Tai ne bajeris, jis visiems gadina nuotaiką ir jam iš vis skaudėjo. Kas jums galėjo skaudėti iš viso, aš lengvai pastumiau. Šiaip man labai skaudėjo, aš pasakysiu savo mokytojui. Ojojoj, labai bijau. Mes turime kažką padaryti. Bet kaip jai pasakysim, jis supyks. Kas jinai? Jinai gal ir supyks, bet svarbiausia, kad būtų... Nesvarbu, kita bus, žodžiu. Tai Ieva išvis jau išpirota išėjo, kodėl ne Berniuką tiesiog pastumė. Nežinau, pati kalta. Mergaitės, jūs matėte tą mergaitę tokią Ievą iš 5B. Jinai nuskriaudė vakar 3. Rimtai, aš girdėjau, aš mačiau. Aš tai nemačiau, bet aš žinau, kad tai... Vat aš savo užrašų knygutį pasirašiau. Žiūrėkit. Matau. Reikės pasakyti mokytojams. Tai gal jie ir taip jau žino. Tai aišku, kad žino. Kodėl visi apie mane kalba? Ką aš tokią padariau? Visi vaikai tiesiog pradėjo kalbėti apie tą Ievą, apie tą berniuką, kaip vakar nuskriaudė. Ir apie tai, kaip jinai ką tik kažkokį berniuką pastumė. Visi vaikai pradėjo šnabždėtis apie Ievą, bet niekas neišdrįsta garsiai pasakyti mokytojams. Praėjo 3 pamokos. Bet pasiklausykit manęs, jau gerai, kad mokyta išėjo paimti kažkokias knygas. Ieva, a ką tu vėl sugalvojai? Ką aš sugalvojau, tai dabar žiūrėkit. Pasižiūrėkit, kiek aš makalius pripiešiau. Taip, vaikai, aš jau atėjau. Taip, dabar pradėsime mūsų pamoką. Oi, sveiki mokytoja. Labas, Ieva. Ir dar kol kas pakalbėkim apie vakar dieną. Gerai? Gerai. Ieva, eik sėsk savo vietą. Gerai. Apie vakar dieną, o kas vakar nutiko? Net neįsivaizduoju, gal čia sakys apie tai, kaip kažkas gal nutiko arba kažkokią naujieną. Aš ir neįsivaizduoju. Ko sakysiu, nežinau. Tai taip, vaikai, visų pirma. Kas čia pripaišė? Ieva, 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 Ieva. Gerai, jau nekatokia, kad pripaišė gal. Tiesiog. Gerai, vaikai. Dabar jūs man pasakykite. Kas nuskriaudė berniuką iš 3C klasės vakar dieną, kada pasibaigė visos pamokos ir jūs turėjote eiti jau namo? Taip, Mėja. Aš turiu vieną dalyką, žinau, kas nuskriaudė. Kasgi? Tai nuskriaudė Ieva. Aš? Mėja, aš nieko nenuskriaudžiau.
tikrai tu nieko nenuskriaudėjai? Aš galiu viską pasakyti. Ateikit, mergaitės. Nu gerai, sakykit jau. Gerai, aš klausau. Gerai, aš atsisėsiu ir savo vietos klausysiu. Gerai, mergaitės, pasakykit, aš parašysiu Ievai pastą. Tai žodžiu, kada mes su mergaitėm jau ruošiamės eiti namo, tenais iš mokyklos mes išėjom apie 3:30, dėl to, nes mes dar ten lauke sėdėjom ir taip toliau plepėjom. Ir mes, kada jau bandom eiti jau ėjom iš mokyklos, mes sutinkam berniuką ir jisai verkia ir va šitaip. Nesitikėjau tokia iš Ievos, galvojau, kad jinai pasikeis. Gerai, Ieva, aš dabar tau parašau tik tai komentarą, įspėjimą, bet jeigu dar taip kartą bus, tai jau bus pastaba ir iškviesiu tavo tėvus pasikalbėti pas direktorių. Gerai, pasistengsiu taip nebedaryti, atsiprašau. Gerai, o dabar eikite, sėskite į savo suolus, pradėsim pamoką. O ką jau pradėti pamoką, jeigu liko tik 10 minučių? Nu tada gerai, vaikučiai, tada iki rytojaus. Gerai. Gerai, kad čia buvo paskutinė pamoka. Nu niekad tokia, rytoj reiškia, pasikartosim 4 klasės uždavinius. Gerai. Kaip fainai, kad buvo šiandien tik tai 5 pamokos ir taip, sakykim, nes taip nebuvo, va, mano namučiai. Tada mamos nebuvo, šiandien dirba iki 15, o dabar yra tik 1 valanda. Tai gerai. Reikia Mičiai įdėti maistuko. Taip, kur jis ten? Kur Mičias maistas? Ai, va, kur jis. Aišku, įdėsiu Šansui. Patiriukai, jeigu nežinot, kas yra Šansas, tai yra tas šuniukas, kurį mes nusipirkam. Taip, Mičia, ateik. Va, imk valgyk. Taip, dabar ir tau Šansai įdėki maistukom. Nu va. Pavalgiai. Taip greitai dar vandeniuko reikėtų pripilti, bet tai vėliau, jau visą vandenį per dieną sugebėjau išgerti. Tai gerai, aš šiandien pailsėsiu ir lauksiu mamos. Ačiū, kad žiūrėjote ir šiandien šitas video baigtas ir iki.